Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Štai ką šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje. NATO parlamentinės asamblėjos sesijoje Seimo rūmuose apie kolektyvinės gynybos stiprinimą ir atsparumą hibridinėms grėsmėms. Seimo Europos reikalų komitete pabrėžiama, Seimas aktyviai rengiasi Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai 2027 metais. Seimo kanceliarija esant poreikiui bus pasiruošusi operatyviai reaguoti į galimus aplinkybių pokyčius. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krizių valdymo pertvarkai. Stiprinant valstybės atsparumą ir gyventojų saugumą, prioritetas teikiamas gyventojų perspėjimo, evakuacijos ir kolektyvinės apsaugos statinių, priedangų ir slėptuvių sistemos plėtrai. Lietuvoje viešėjusiam Albanijos užsienio reikalų ministrui pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetai, su mūsų politikais aptarti ES plėtros ir Albanijos pasirengimo narystei klausimai. Į paskutinę kelionę palydėtas Seimo narys Jevgenijus Šuklinas. Inicijuojama laikinoji parlamentinio tyrimo komisija, kuri aiškintųsi, kiek ir kokių pareigūnų duomenys galėjo patekti tretiesiems asmenims dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Planuojami įstatymų pakeitimai, kurių laukia neišnešiotų kūdikių tėvai. Seimo kanceliarija prisijungė prie iniciatyvos Tautadienis, kurios metu siekiama sustiprinti tautinio kostiumo svarbą šiandienos gyvenime. Seimo rūmuose buvo išskirtinis įvykis NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Parlamentarai iš daugiau kaip 30 valstybių ypatingą dėmesį skyrė kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, gynybos finansavimo tvarumui, inovacijų ir naujųjų technologijų vaidmeniui saugumo srityje. 3 dienas Seimas visam aljansui rūpimų klausimų politikos, saugumo ir ekonomikos srityse aptarimo centras. Čia susirinkę beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų per 20 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Tai patvirtinimas, asamblėjos sesija ne tik aukšto lygio politinis renginys, bet ir aiškus signalas, kad NATO parlamentinė diplomatija vyksta arti regionų, kuriems saugumo klausimai nėra teoriniai. Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, NATO parlamentinė asamblėja yra paramos Ukrainai sąjungininkų sostinėse palaikymo priešakyje. Parama Ukrainai užtikrinant laisvą, suverenią ir klestinčią ateitį tebėra asamblėjos prioritetas 2026 metais. Tai neeilinis renginys, nes NATO parlamentinė asamblėja, kuri vienė virš 300 parlamentarų, žmonių, kurie priima pagrindinius sprendimus savo parlamentuose ir dėl finansavimo, ir dėl mūsų vienybės, dėl Ukrainos. Yra labai svarbu, kad jie yra čia, Lietuvoje, nes jie girdi mūsų žinią labai aiškiai ir tai mums yra galimybė ištransliuoti. 2 dienas darbas vyksta komitetuose, taip pat Ukrainos ir NATO tarpparlamentinėje taryboje. Čia dar kartą atkreipiamas dėmesys. Ukrainai reikia priemonių savo žmonėms ginti, infrastruktūrai apsaugoti ir toliau priešintis agresijai. Faktas yra tai, ir visi tą žino, kad Baltijos valstybės, Skandinavijos valstybės, Centrinė Europa ir Vokietija yra pagrindiniai donorai. Tai, žinot, o šiaip žodžiais visi remia. Jūs nerasit nei vieno čia esančio politiko, kuris suabejotų pagalbos Ukrainai būtinybę. Tačiau realybė tokia, mes susiduriam ir ką patys ukrainiečiai sakė šiandien. Svarbu įsisąmoninti, kad jie kovoja ir už mus. NATO parlamentinės asamblėjos ekonomikos ir saugumo komitete pabrėžiama būtina siekti, kad šalys gynybai skirtų 5% bendrojo vidaus produkto. Mūsų valstybės atstovai primena, Lietuva šiais metais į gynybą investuoja 5,38% BVP. Tai vienas didžiausių rodiklių visame aljanse.
Bet siekiant išspręsti augančios valstybės skolos problemas, turėtų būti apsvarstytos galimybės rytinio flango ES valstybėms skirti didesnes dotacijas. Pagrindinis akcentas tai buvo, aišku, pabrėžti tą svarbą to darbo, kurį Lietuva daro, tai kad užtikrindama saugumą, jinai užtikrina ne tik savo saugumą, bet visos Europos sunkumą, pabrėžti tai, kad tai yra ilgalaikis projektas. Džiaugiamės, kad yra paskolų mechanizmas, kuris yra ganėtinai patrauklus savo palūkanomis, bet labai norėtume ateityje matyti ir mechanizmus, kurie sukurti grantų pagrindu. Tai yra, kad ne skolos būtų, bet grantai. Artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje Liepą bus esminis išbandymas aljanso vienybei, patikimam atgrasymui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Tai Lietuvos atstovai akcentuoja NATO parlamentinės asamblėjos politinio komiteto posėdyje. Demonstruoti vienybę, kad alijansas yra vieningas, kad transatlantinis ryšys veikia, kad esame viename puslapyje ir kryptyje su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kad patys tuo nebejotume ir kad mūsų oponentai tuo nebejotų. Antras svarbus uždavinys yra parodyti, kaip Europa daro pažangą tiek savo išlaidose, tiek savo gynybos pramonėje, tiek konkrečiais pajėgumais. Ir čia turime tikrai pasistiebti. Yra dar vis valstybių, kurios striginėja, turime įtikinti vieni kitus, kad Hagos įsipareigojimai yra tikri ir veikia. Ir galiausiai turime sutarti, kaip dalinsimės išlaidas dėl paramos Ukrainai. Mes priklausomi nuo Jungtinių Amerikos valstijų pagal savo pasiruošimą gynybai, tai manau, kad tas ir buvo akcentuojama. Be to visos šalis narės raginamos dabar gynybai skirti didesnį savo biudžeto lėšų dalį. Mokslo ir technologijų komitete apie tyrimus ir technologijų panaudojimą gynybos tikslams. Pabrėžiama koordinacijos būtinybė tarp politikos, mokslo tyrimų ir verslo. Viena iš diskusijų yra skirta didelės koncentracijos ginklams panaudoti ir tų ginklų integracijai į NATO sistemas. Didelės energijos ginklai taip sakant, nekinetiniai ginklai, lazeriai, visokie mikrobangų spinduliavimo ginklai grįsti tokia technologija. Tai tie dalykai visada šitam komitete ateina pirmiausiai, nes tikslas ir yra, kad technologijos gynybos srityje būtų efektyvios, jas reikia deramai integruoti ir politinėme, mokslinėme ir karinėme lygmenyje. Gynybos ir saugumo komiteto posėdyje atkreipiamas dėmesys į oro gynybą ir kovą su dronais. Lietuvos atstovai akcentuoja skubių investicijų į sistemas, sensorius, amuniciją bei jų integracijos su NATO pajėgumais būtinumą. Demokratijos ir saugumo komitete apie Rusijos naudojamų priemonių psichologinį poveikį, kuriomis siekiama atgrasyti nuo paramos Ukrainai, sėti karo baimę europiečių visuomenėse ir kelti nepasitikėjimą nacionaliniais sprendimais ir institucijomis. Paliestos temos, apie kurias mes kalbam savo parlamente nuolat, bet, pavyzdžiui, pietų valstybėse galbūt ne visos jos buvo aktualios, arba kitose ne. Galbūt mūsų sąjungininkų parlamentuose apie tai galbūt mažiau buvo diskutuojama. Ir tos visos grėsmės susiję būtent irgi su Rusijos atėjusios grėsmėmis į vidų. Išorėje mes daug dėmesio skirim, bet vidų pamiršom. Tai terorizmas, civiliniai iššūkiai, hibridinės atakos, įvairiausios įžūlios galbūt operacijos, kurias jau tikrai mato, ką daro greičiausiai, kad Rusijos specialios tarnybos ir visi tai pajutė, suprato, kad vienintelis atgrasimo elementas arba organizacija, kuria gali mus apsaugoti nuo karo, nuo baisesnių pasiekmių, tai yra tik NATO aljansas. Pirmadienį asamblėjos dalyviai renkasi į plenarinį posėdį. Į jį atvyksta Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentas Markusas Perestrelas, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska, Europos komisijos narys atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius, kiti aukšti svečiai. In this very chamber, Lithuania restored its independence against all odds. At a time Šioje salėje Lietuva, nepaisydama visų aplinkybių, atkūrė nepriklausomybę. Tuo metu, kai Sovietų sąjungos žlugimas anaiptol nebuvo akivaizdus.
Tai buvo drąsus veiksmas, paremtas tvirtų įsipareigojimų demokratijai, stovinčia aiškiai matyti, ką NATO siekia apsaugoti. Tai taip pat mums primena vieną paprastą tiesą – laisvė turi kainą, ji turi būti apginta ir čia kiekvienas mes turime savo vaidmenį. Respublikos prezidento Gitano Nausėdos teigimu, dar labiau negu bet kada anksčiau turime ginti, ką pasiekėme sunkaus darbo dėka – laisvę, saugumą, demokratinio gyvenimo būdą. Jei kiekviena šalis skirtų bent 0,25% BVP kasmet, kartu surinktume $143 milijardus Ukrainos gynybai ir Europos saugumui užtikrinti. 2027 metų pirmąjį pusmetį pirmininkaudama ES tarybai, kaip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Lietuva didelį dėmesį skirs saugumo plėtros ir Europos vienybės stiprinimo klausimams. Akivaizdu, kad Europa privalo prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą ir tapti kariniu požiūriu stipria bei lygiaverte partnerė. Tuo pačiu Europos gynyba turi stiprinti NATO, bet nedubliuoti jos veiklą. NATO išlieka pagrindiniu mūsų saugumo gynybos ramsčiu. Ypatingai svarbu išlaikyti Jungtinių Amerikos valstijų karinį buvimą Europoje, ypač NATO rytinėme flange. Lietuva tvirtai tiki NATO ir sąjungininkų solidarumo galia. Nes kartu vienijami bendro tikslo ir vertybių mes išliekame stipresni už bet kokią grėsmę, su kuria susidurime. Dėkoju Jums už partnerystę, lyderystę ir įsipareigojimą mūsų bendram saugumui. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska akcentuoja, tai, kad ši plenarinė sesija vyksta Lietuvoje, taip pat rodo, kaip svarbus yra Baltijos valstybių regionas. Lithuania is vital for our shared security and essential for NATO's deterrence and defense. Lietuva yra svarbi mūsų bendram saugumui ir ypač svarbi užtikrinant NATO atgrasymą ir gynybą. Tai taip pat rodo, kad joks sąjungininkas nėra paliktas vienas šiame aljanse. Mūsų priešakinės pajėgos yra dislokuotos nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. NATO naikintuvai saugo dangų čia, bet taip pat visą flangą. NATO pasiryžęs ginti ir nori ginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą. Europos komisijos narys atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius ragina nacionalinius parlamentus spręsti klausimus dėl gynybos pramonės Europoje. Rusija vis dar gamina daugiau negu Europos Sąjunga ir tai pavojinga. Tai kelia pagundą Putinui. Nacionaliniai parlamentai turi klausti vyriausybių, kodėl mūsų pramonė nesiplečia, nepaisant to, kad didinamos išlaidos šiai sričiai. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje priimama deklaracija. Pagrindiniai dalykai taip, solidarumas, transatlantinis solidarumas, reiškia finansavimas, Ukraina ir naujos technologijos, investicijos į gynybą per technologijas, per pažangą. Tai yra svarbiausi dalykai, kuriuos sudedami deklaraciją ir mums pavyko pataisyti tą deklaraciją čia Lietuvos delegacijos dėka ir dėkui mūsų palaikytojams, tai yra estam, lenkam, švedam, kurie taip pat mus palaikė ir deklaracija buvo pataisyta, įdedant Ukrainos perspektyvą labai aiškiai. Ukrainos perspektyva yra NATO. Tai čia vienareikšmiškai ir tą mes norėjom akcentuoti, kad ne iš karto, bet kad jie aiškiai tai matytų mūsų palaikymą ir Rusija, kuri agresorė, taip pat žinotų ir jaustų mūsų solidarumą su Ukraina ir nusiteikimą, aišku. 4 dienas mūsų šalyje praleidę svečiai, kaip tikisi sesijos organizatoriai, įsiveža geriausias patirtis. Ar viskas pavyko, ką buvot suplanavę? Pradėjom ruoštis labai anksti, įdėjom tikrai labai daug pastangų, įsitraukė labai daug mūsų kanceliarijos darbuotojų ir turėjau labai daug pagalbininkų. Iš tikrųjų, tai atlikome didžiulį darbą
Ir kiek teko girdėti iš svečių dėl įvairiausių renginio aspektų, tikrai visi labai giria, labai patenkinti, sužavėti ir miestų, ir organizaciją, ir priėmimu, ir visų to, ką mato ir Seime, ir už Seimo rūmų, ir kitose vietose, kur vyko įvairūs susitikimai. Tai labai tas leidžia pasidžiaugti ir savo, ir kolegų darbais, ir bendrai Lietuvos įvaizdžių, ir bendrai kaip Seimas pasirodė. Tai tikrai didžiuojamės, kad renginys pavyko. NATO parlamentinė asamblėja yra savarankiška organizacija, tačiau glaudžiai bendradarbiauja su NATO, kuri reaguoja į visas rekomendacijas ir rezoliucijas, kurias priima asamblėja. NATO parlamentinės asamblėjos sesija tai tarsi repeticija prieš laukiantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Seimo Europos reikalų komitete pabrėžiama, Seimas aktyviai rengiasi parlamentinio matmens renginiams, laukiama gausaus būrio užsienio svečių. Tam ruošiasi darbuotojai, bus atnaujinamos rūmų erdvės. Taip pat atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir kitų šalių patirtį, kanceliarija bus pasiruošusi operatyviai reaguoti į galimus aplinkybių pokyčius, pritaikyti darbo procesus. Seimo kanceliarija Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, kuris prasidės kitų metų sausio 1 dieną ir baigsis birželio 30-ąją, pasitinka anot Seimo kanclerio Algirdo Stončaičio, pasirengusi užtikrinti visų parlamentinio matmens renginių kokybišką įgyvendinimą. Be abejo, yra neramumai širdyje ir norisi įvairiausiais kitus alternatyvius veikimo planus pasiruošti, kadangi gyvenam tokioje situacijoje. Mes tikrai vykstam į kitas šalis, kurios prieš mus pirmininkavo arba dabar pirmininkauja, domimės tą patirtim, nes pavyzdžiui, vakar tik grįžo mūsų kolegos iš Danijos, jie turėjo jau tą patirtį, kad būtent gana didelio renginio metu, parlamentinių lygmenių, taip, jie turėjo lygiai taip pat dronų skraidymus, būtinybę pristabdymo posėdžių. Seimo pirmininko pavaduotoja Europos reikalų komiteto pirmininkė Rasa Budbergytė taip pat primena situaciją Kipro pirmininkavimo ES tarybai metu. Dėl artimųjų rytų krizės susitikimai buvo atidėti arba perkelti į nuotolinį formatą. Panašu, kad mes gerai vykdom parlamentinę priežiūrą, o jūs gerai, kaip sakoma, dirbate, kad jūs būtų lengva prižiūrėti. Noriu padėkoti atskirai už planą B, nes kaip tik ir norėjau paklausti, ar mes turim planą B, nes labai tikiuosi, kad tikrai pavyks išvengti ir nereikės realizuoti jokio plano B. Mes įvairiausiam scenarijam ruošiamės, o taip tai svarbiausia, manau, kad darbuotojų kompetencija. Tai turim tikrai didžiulį branduolį, daugiau negu 200 parengtų žmonių, vadinama lobyną mūsų, taip, kvalifikacija jų yra jau aukšta ir tikrai reikalinga, bet jinai dar bus sukaupta, kadangi numatytos stažuotis, vykimai į dalyvavimas įvairiausių renginiuose. Seimo rūmai pirmininkavimo metu taip pat dar pagražės, svečius pasitiks atnaujintos erdvės, išskirtinės ekspozicijos pristatančios Lietuvos kultūrą. Mes turim stiliaus vadovą, kur mums parengė tikrai profesionalūs architektai, dizaineriai, kuriam pritarė ir valdyba. Ir mes visus tuos darbus ir vasarą atlikinėsim jau vadovaujantis būtent šito patvirtinto mūsų pertvarkos gidų. Kas keisis? Keisis viešus erdvės daug kur. Kadangi, sutikime, buvo kažkada galbūt tai istorija, mes turim sienas nukabinėtas tūkstančiais nuotraukų, bet šiandieną matyti tiesiog galim kitaip pristatyti tą Lietuvą. Tikrai didelis darbas daromas dėl kultūrinės programos tų renginių metu. Bus pristatyti visi be išimties paveldas UNESCO, jis bus pristatytas. Pasirašiau sutartį su pasaulinio garso mūsų menininku Bartkumi. Mes turėsim jo kūrinį, būtent sukurtą tam čia Seimui vitražo galerijoje. Ir aibė kitų dalykų bus padaryta, tai niekas neišveš tiek mūsų darbuotojų kompetencija, tiek rūmai, kaip jie čia bus, tai juos matys lygiai taip pat
žmonės, tie 10 000 lankytojų, kuriuos mes priimam kiekvienais metais absoliučiai čia. Seimas organizuos 6 renginius, kurie vyks Seimo rūmuose ir Europos parlamente. Jau šiemet, anot kanclerio, nuo rugsėjo mūsų parlamente sulauksime 5 papildomų vizitų susijusių su artėjančiu Lietuvos pirmininkavimu. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė vyriausybės teikiamiems įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama stiprinti valstybės atsparumą ir gyventojų saugumą prioritetą teikiant gyventojų perspėjimo, evakuacijos ir kolektyvinės apsaugos statinių, priedangų ir slėptuvių sistemos plėtrai. Visi pasiūlymai yra apsvarstyti ir bendras sprendimas siūloma pritarti patobulinam tam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Ar galima pritarti? Ačiū, pritarta bendru sutarimu. Bus aiškiai paskirstytos atsakomybės tarp priedangų valdytojų, savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Savivaldybėms bus sudarytos sąlygos plėsti esamą priedangų tinklą, įteisintas priedangų skirstymas į 3 lygius pagal jų numatomą naudojimo trukmę, įtvirtintas aiškus priedangų paruošimo naudoti mechanizmas. Apibrėžiamas Lietuvos kariuomenės vaidmuo perspėjant apie oro pavojų, o juridiniai asmenys įpareigojami sudaryti sąlygas įrengti perspėjimo sirenas ant jų statinių. Seimui pateiktame pakete 8 įstatymų projektai. Lietuvoje vykusiuose susitikimuose Albanijos užsienio reikalų ministras su mūsų šalies politikais aptarė dvišalius Lietuvos ir Albanijos santykius, svečiui pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetai ir politinė darbotvarkė, taip pat ES plėtros ir Albanijos pasirengimo narystei klausimai. ES plėtra bus vienas iš prioritetų Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai. Pabrėžiama, kad Albanija padarė reikšmingą pažangą siekdama narystės ES. Šalis yra skatinama išlaikyti užsibrėžtą europinės integracijos tempą, ypač įgyvendinant reformas teisės viršenybės, kovos su korupcija ir nusikalstamumu srityse. Anot Lietuvos politikų su Feritu Hoksa aptartos sankcijų Rusijai ir Baltarusijai bei paramos Ukrainai klausimai. Albanija yra patikima NATO sąjungininkė, kurios kariai Latvijoje prisideda prie mūsų regiono saugumo. Į paskutinę kelionę palydėtas Seimo narys Jevgenijus Šuklinas. Anot Seimo pirmininko Lietuva neteko jauno, valingo, daug savo šaliai davusio ir dar galėjusio duoti žmogaus, kurio gyvenimo kelias liudijo retą nuoseklumą, užsispyrimą, valią ir optimizmą, siekiant svarbių tikslų, nuo aukščiausio lygio sporto pasiekimų, dovanojusių Lietuvai pasididžiavimo ir džiaugsmo akimirkų iki tarnystės Visaginui, savivaldoje ir darbui visų Lietuvos žmonių labui Seime. Iš gyvenimo jis išėjo vos 40, tuo metu, kai jo politinė patirtis, energija ir ryšys su žmonėmis galėjo tapti reikšmingu indėliu į Lietuvos politiką, regionų stiprinimą ir valstybės ateitį. Velionis palaidotas Visagino miesto senosiose kapinėse. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro Seimo opozicinės frakcijos informavo, kad inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo turės priimti Seimas. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio ir demokratų frakcijos vardan Lietuvos vadovų duomenys taip pat buvo pavogti. Mano kovo 5. Maniškiai lygiai taip pat sėkmingai buvo, bet naktį tikrinau, kaip tik dar kai tik įjungė, iš Šiaulių grįžinėjom su demokratais, tai pasitikrinom pakeliui, dar sistemos veikia tuo metu, tai lygiai taip pat esu tarp tų laimingųjų, kurių duomenys atskleisti, laimingųjų kabutėse. Balandžio 2. Tad parlamentarų duomenys yra tarp 600 000 gyventojų nekilnojamojo turto registro išrašų, kaip įtariama, nutekintų laikotarpiu nuo sausio mėnesio.
Nors dėl šio incidento generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, opozicija įsitikinusi, kad parlamentinis tyrimas leistų išsiaiškinti, kiek ir kokių pareigūnų duomenys galėjo patekti tretiesiems asmenims, galimai ir Rusijos valstybės žvalgybos tarnybai. Taip pat, kaip duomenų apsaugos procesas buvo valdomas, kodėl vagystė nebuvo užkardyta. Turim situaciją, kai Rusijos viena iš tarnybų labai aktyviai veikia Lietuvoje ir tikrai turi interesą susirinkti visus įmanomus duomenis apie svarbiausius Lietuvos sprendimų priėmėjus. Tai yra žvalgybos tarnybų darbuotojus, karininkus, kitus raktinius žmonės. Ir su ta informacija iš esmės jūs išsiprofiliuoti, nuskanavus Vilnių, kaip sostinė, kur daugiausiai jie ir gyvena, tą padaryti yra išties labai nesudėtinga. Tokią taktiką naudoja įvairios žvalgybų tarnybos. Nematome vis dar įvykio chronologijos. Po to, kai buvo apie informaciją sužinota nuo balandžio 3 dienos, buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės. Ir ši komisija mūsų vertinimu būtent galėtų grąžinti šį klausimą į dėmesio centrą, nes tai yra sprendimas, kuris jau kalba apie valstybės santykį su savo piliečiais, apie piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip 1/4 parlamentarų. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo priima Seimas. Seimui planuojama teikti darbo kodekso ir ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurie paliestų neišnešiotų kūdikių tėvelius. Anot iniciatorių, praktikoje išryškėja motinystės išmokų mokėjimo bei vaiko priežiūros atostogų teisinio reguliavimo trūkumai, neatsižvelgiama į neišnešiotų kūdikių gimimo aplinkybės bei situacijas, kai vienas iš tėvų vaiko priežiūros atostogų metu suserga sunkia liga ir turi skirti laiką gydymui ir taip praranda dalį vaiko priežiūros atostogų. Jeigu vaikas gimė neišnešiota, siūloma vaiko priežiūros išmokos mokėjimą pratęsti 2 mėnesiais. Kai vaikas gimė iki 31 nėštumo savaitės. Jei vaikas gimė 32-36 nėštumo savaitę, mokėjimas būtų pratęstas mėnesiu. Tai reiškia, kad tas stresinis laikas, fiziniai, emociniai išgyvenimai, kuomet neleido būti kūdikio auginimo džiaugsme, žinoma, susidurime ir su finansiniais sunkumais, siūlau, kad to laiko šiek tiek šeimos turėtų daugiau. Šiuo metu neišnešiotų kūdikių tėvams suteikiamos tokios pat vaiko priežiūros atostogos, kaip ir tėvams, kurių vaikai gimė išnešioti ir neturi sveikatos sutrikimų. Tad sunkumų per metus patiria apie 1000 ankstukų šeimų. Neretai mamos ir ar ne tėčiai šeima sugrįžta iš ligoninės namo su vaikeliu, kuris dar net neturėjo gimti. Su vaikeliu, kuris sveria 2 kilogramus, o jam jau yra chronologiniai būtent 3 mėnesiai. Tai jūs įsivaizduokite tai, kad tas 3 neva mėnesių vaikelis, sveriantis 2 kilogramus, jis natūraliai jo raida nebus tokia, kokia gimusio laiku. Kada mūsų kūdikiam 6 mėnesiai, jie dar nekelia galvytės, nes jiem tik tai 3 mėnesiai pagal raidą. Aš iš tiesų ir esu ta mama, kuri grįžo namo po beveik 3 mėnesių iš Kauno klinikos su 2 naujagimiais, su sūnumi ir dukra, kurie svėrė 2 kilogramus. Tai aš patyriau pati asmeniškai, ką reiškia juos auginti, ką reiškia juos stiprinti. Ir mano atveju aš pasirinkau 3 metus, tiesiog turbūt aukodama ir karjerą, prižiūrėti savo vaikus, nes aš mačiau, kad jie visiškai yra nepasiruošę dar lopšeliui. Darbo kodekso pataisomis taip pat siūloma pagelbėti tėvams, kai tenka vienu metu prižiūrėti kūdikį ir dar gydyti sunkią ligą. Tuo atveju, kai vienas iš tėvų dėl sunkios ligos negali rūpintis vaiku, vaiko priežiūros išmokos mokėjimą siūloma pratęsti laikino nedarbingumo trukmei, bet ne ilgiau kaip 122 kalendorinėms dienoms. Sveikatos apsaugos bei socialinių reikalų ir darbo ministrai turėtų patvirtinti tokių sunkių ligų sąrašą.
Seimo kanceliarija prisijungė prie iniciatyvos Tautadienis. Seimo nariai ir darbuotojai buvo kviečiami pasipuošti tautiniais rūbais, baltiškų kostiumų ar bent nedidelę etninę aprangos detalę. Ši diena proga prisiminti savo tradicijas, krašto savitumą ir tai, kas mus sieja su istorija, kalba, papročiais ir bendruomenė. Sielai visgi Žemaitijos kraštas yra man pats artimiausias, gimtasis, o šiandieną mes pasipuošę, čia už mūsų tikrai daug, ir Seimo narių, kanceliarijos darbuotojų, ir prisijungėm prie Tautadienio. Kadangi nors pasaulis tikrai yra integralus, Europa integrali, gyvenam ES bendrijos toj visoj erdvėj, tačiau tautinis savitumas, regioninis savitumas, kaip ir žmogaus savitumas, jisai turi neišblėsti ir turi būti labai tausojamas. Kaip dažnai apsivelkate kostiumą? Žinot, aš dažnai neapsivelku kostiumą, galbūt tikrai norėčiau žymiai dažniau. Gana dažnai pakviečia mane Žemaičių draugija, Vilniaus žemaičiai savo sueigas ir manau, kad atnaujinsiu kostiumą savo ir kuo toliau, tuo labiau grįšiu prie tautiškų šaknų. Šiaudų batai, šakaliniai padai, šiaudų batai, šakaliniai padai. Aš negaliu šokinėti, man kojelės skauda. Aš negaliu šokinėti, man kojelės skauda. Šiandieną labai graži šventė, iš tikrųjų jau antrus metus mes švenčiame Tautadienį ir dėvėti tautinį kostiumą, ar tai būtų dzūkiškas kostiumas, ar aukštaitiškas, ar žemaitiškas, ar suvalkietiškas, tai yra vienoda garbė. Ir man atrodo, kad kiekvienam lietuviui tautinis drabužis, tautinis kostiumas, tai yra ypatinga reikšmė, širdis, prasmė ir mūsų valstybė. Kaip sako iniciatoriai, Tautadieniu siekiama sustiprinti tautinio kostiumo svarbą šiandienos gyvenime, išplėsti jo ribas už scenos, folkloro ar valstybinių renginių rėmų, kad jis taptų natūralia mūsų gyvos tautinės tapatybės dalimi. Mes visi esame savo tautos atspindžiai. Kiekvienas turime savo širdyje kažką, kas daro mus unikalius, bet kartu ir artimus. Šią mintimį atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.